Sveiki visi. Šiandien įrašinėju savo pirmąją vaizdo žinutę. Kas mane paskatino tai padaryti? Tai naujausia reakcija į vieną iš mano medžiagos iš valstybinės propagandos. Žinoma, džiaugiuosi, kad valdžia mane pastebėjo. Ir kodėl taip atsitiko? Nes aš sakau tiesą, kurią mato visi mūsų lietuviai. Tiesa, kuri mūsų šalies vadovybės nuomonė neva kelia grėsmę Lietuvos saugumui. Tačiau ši grėsmė kyla ne mūsų šalies saugumui, ne mūsų piliečių saugumui, bet visų pirma proamerikietiškiems pareigūnams, užgrobusiems mūsų valstybę. Natūralu, kad norėdama apsisaugoti, šalies valdžia naudoja šališką žiniasklaidą, kad paneigtų nepatogią tiesą. Todėl šiandien norėčiau kreiptis ne tik į valdžios institucijas, bet ir į šių žiniasklaidos priemonių atstovus. Jūs ne kartą bandėte paneigti žmonių tiesą, bet supratote, kad tai nenaudinga ir dabar atkreipiate dėmesį į mane. Jūs teigiate, kad aš esu netikras. Na, jei manote, kad kirsdami medžiagą raudonu kryžiumi išsprendėte visas žmonių problemas, tada jūs labai klystate. Kirsdami tiesą raudonu kryžiumi, jūs tik išbraukėte žmonių teisę į nuomonę ir pasmerkėte juos skausmui, jūs panaikinate galimybę reikšti šią nuomonę. Vasario 17 d. Norėjome išreikšti savo požiūrį į užsienio karių dislokavimą, tačiau į žmonių galimybę išsakyti savo nuomonę apie taiką Lietuvoje reagavote grasinimais, agresija ir, svarbiausia, policijos vykdomų žmonių bauginimu. Žmonės nėra akli ir mato, kaip jūs keliate grėsmę žodžio laisvei. Tačiau be žodžio laisvės nėra demokratijos. O beje, galite pagrįstai dar kartą priekaištauti man, kad esu netikras dėl kompiuterio balso. Bet aš niekaip kitaip negaliu į tave kreiptis, nes esu kurčias. Tai įrodymas visiems, kad net klausos praradimas nėra kliūtis žodžio laisvei. Ir atminkite, kad aš esu daug arčiau nei manote. Kada nors nusiimsiu kaukę.